Labas rytas, draugai, tau Kimba, pirmoji mūsų šio sezono laida iš Nemuno aukštupio. Vėjuota, truputėlį oras jau atšilęs, graži diena. Šiandieną bandysime sugaudyti taikę žuvį, karšelį, bandysim koją. Kas ateis, kas pasirodys vandenyje ir ant mūsų kabliuko, parodysime eigoje. Šiandieną, kaip ir mūsų operatorius Justas parodys, gaudysim ir maišysime Match-Pro jaukus ir turbūt nieko nelaukia, startuojam. Kaip ir laidos pradžioje minėjom, oras fantastiškas, kaip ir matot. Padarėme startinį užjaukinimą, sumėtėme 8-10 šėriklėlių su jauku. Tai bendrai paėmus gal kokią litrą jauko. Pirmi užmetimai, kol kas pavadėlį naudojame metro su 12 dydžio kabliu Prestono metro. Ant kablio 2 slieko gabaliukai, 2 dzikeliai brati. Ir kol kas žiūrėsim, kaip pasiteisins mūsų pradžia. Ar bus veiksminga, reiks kažką keisti. Ko gero, kad reikės keisti. Taip nebūna žvyba, jūs patys žinot, visą laiką taigi amžinas eksperimentas. Ir ką norėjau paminėti dar, kad kol kas pradžiai truputėlį pakarpėme dzikelio, padavinėjom kartu su jauku. Po to šiek tiek pabandysim ir slieko žiūrėt, nes kol kas pagal žinias, kiek girdėjom ir vakar žmonių vietinių, kad daugiau dirbo sliekas. Tai, kaip sakant, viskas eigoje ir viskas eksperimento būdu. Pavasaris prasideda, džiaugiamės orais ir žvejybom ir naujais atradimais. Šiandienos jaukai pasirinkom Match-Pro Gold seriją. Yra lėšas.
šios dienos pirmasis. Все, varno. Tęsim apie jaukus. Tai šiandien pasirinkom Match Pro Gold seriją. Iš tikrųjų padarėm kitaip. Pasirinkom ir Goldą, ir Totalą seriją. Išbandysim derinuką tarpusavį pamaišyti. Tai pasimaišėm šį kartą marcipaną, dėjom Totalą juodo karšio šiek tiek. Turim dar tokio daikto, dabar čia ant stalo neturiu, galėsiu aš po to parodyti sausą marcipaną. Irgi taip pat Match Pro gaminta, tai truputėlį dadėjom ir to, kaip priedo jauką gamaišant sausą. Ir kol kas jokių daugiau chemijų realiai nieko nepylėm, bandom su masalais, kol kas pasiteisino pirmas kibimas ir pirma žuvis dzikeliai su matilium. Tai nežinau, šone kolega irgi mačiau užtraukė žuvytę, tik nežinau, ką jisai naudoja kaimynas, tai kol kas žiūrim ir galėsim turbūt vėliau pasakyti, kas daugiau dirbo šiandieną, kokie masalai, kokie jaukai, ar dėjom dar kažkokių papildomų eigoje chemijos priedo, romikso, dar kažko, ar sausos kažkokios tai chemijos. Tai žiūrėkite ir viską papasakosim vėliau. Šiandieną norėčiau kaip ir papasakot jums šių metų Match Pro naujovės. Tai yra karšis karamelė, smulkesnės frakcijos jaukas, tinkantis tiek pavasariui, tiek vasarai. Tikrai kvapas išsilaiko išbandyta ilgai, tiek užmaišius ir laikant atvirą mindę. Nėra taip, kaip, tarkim, lyginant ten, čia gal aš kažkokių įmonių ten neišvardinsim kompanijų, kur kvapai tiesiog laikant atvirą mindę, praėjus valandą laiko, tas jaukas tiesiog išsivadėjo ir nelieka to tokio realiai aitraus ar ryškaus kvapo, čia kaip pavadinsim. Kitas momentas, turim pavasarinį, taip pat naujovė šių metų Match Pro, juodas karšis, irgi frakcija gan smulki, kvepiantis taip pat saldžiai, kvapas toks net nežinau, net sunku net apibūdinti, tiesą sakant, toks
saldus. Nes čia kiekvienam gali skirtingai pasirodyti. Tas tai irgi yra išbandytas daugelio mūsų klientų, ypač pavasarį ankstyvą neryje ir pasiteisinęs tikrai. Tai šiandieną, kaip ir minėjom pradžiai, maišėmės iš šitų mūsų abiejų juodą karšį ir maišėmės iš Goldo serijos vaikus. Na, kol kas kaip ir patenkinti, viskas tvarkoj, sudirbo, žuvis atėjo, pagavom karšiukų. Tai kas liečia pijaukus, ką minėjau prieš tai, kai kalbėjom apie jaukus, priedas marcipano. Tai šiandieną dar buvo toksai, tiesiog irgi gal lūkestis šiek tiek, vis tiek pavasaris, orai jau šyla, gal pavilioti ir kažkokį karosą, bet, realiai jisai nepakenkė ir tam pačiam karšiui gaudyti. Tai turim sausas marcipanas, kvapas tikrai aitrus irgi. Galit naudoti tiek sausą užpilinėjant ant šėryklėlės, kemšant, arba gali tiesiog įpilti maišymo metu, jauko drėkinimo. Ir paskutinta paslaptis, ko šiandieną irgi buvo truputėlį įdėta, tai yra Match Pro Copra Melasa. Čia jau turbūt daug ką nereikia pasakoti, visi taip turbūt žinot melasos. Tai mes įdėjom jos truputėlį dėl saldumo ir vis tiek skatina jinai ir virškinimą žuviai. Tai irgi, šiaip iš tikrųjų visi priedai, produktai, kas liečia ne tik jaukus ir pačius priedus, yra tikrai geros kokybės, yra išbandyta ir gaudoma tiek ir pernai metais mes naudojame ir Lietuvos čempionate, ir savom žvejybom, tai visas šitas reikalas tikrai išbandytas ir rekomenduojamas ir jums. Tad bandykit, maišykit, nes, čia tie receptai sunku čia pasakyti ir yra vienas receptas viskam. Dažniausiai keičiasi oro sąlygos, keičiasi vandens temperatūra, tai kiekvieną kartą realiai vyksta toksai savotiškas ir eksperimentas, kurio metu mes matom, kas pasiteisina, kas dirba, ką išimti, ko gal reikėjo dadėti, tada tokie pamąstymai vyrauja. Tai tęsia mūsų žvejybą. Plačiausis. Jei taip atvirai, tai dedu slieko gabaliuką, dzikelį ir 2-3 matilius. Dabar va. Tai žodžiu tokia sumuštinis, nežinau, mišrainė čia visai gaunas. Ir mes kol kas pirmus metimus, kiek bandėm dėti tik tai dziką su slieku, tai atsako nėra. Bet ir be slieko ir be dzikelio matilius irgi nelabai dirba. Tai toks kol kas pabandysim šį metimą gal uždėti be slieko, tik tai dziką su matilium. Pažiūrėsim, kaip čia eigoje viskas atrodys. Pavadėlis metras, kaip ir matot. Kibimai aiškus, gražus, kur klausimų jau nepalieka labai daug. Tai tiek, gaudom, bandom, žiūrim. Ir viską pasakojam jums.
trečiasis mūsų gražuolis, pavasarinis. Gražūs kibimai, visi, tuoj, kad neprimeluočiau, kur čia šitas įsikabino. Trečias gražuolis, visi gražiai lupyta, viršutinė lupa. Kabliukai kol kas 100%. Kaip sakai, ko Povilai reikia? Žinau, gal pamokų gal? Daugiau. Iš esmės tai nieks nepasikeitė. Lygiai taip pat padavinėju karpytą dzikelį. Pavadys tas pats metro. Ir pastoviai paduodam. Ponas, kuriam nereikia matilių. Ir pastoviai padavinėjam karpytą dzikelį. Nieko daugiau labai neišradinėjom. Dabar, kaip ir minėjau, turbūt, sliekelis šiuo atveju nelabai gal net reikalingas, nes šį kartą ištraukiau trečiąjį, buvo 3 dzikai ir matiliaus, gal 4 matiliukai. O iš esmės kibimai tikrai gražūs, akivaizdus. Tik tai, kad šiandieną žolę labai neša, tai išlaukimų didelių neina realiai padaryti, porą minučių, 2-3 minutės ir viskas, nes kitu atveju šriklėlė ir kabliukas būna visi apnešti žolėm. Tai važiuojam toliau, kol kas kaip ir visai neblogai, kiek mes čia žvejojom, jūs tai gal kokią porą valandų. Tai kaip sakyčiau, pavasarį tikrai pats tas atsidaryti sezonui. Tai žvejojom, žiūrim, gal papuls ir kokios egzotikos netyčia. Tau Kimba, žuklės prekių parduotuvė mėgėjams ir entuziastams. Vilniuje, Laisvės prospektas 82 arba internete www.taukimba.lt. Naujienas ir akcijas sekite Facebook platformoje Tau Kimba paskyroje. Iki susitikimų prie vandens. Šiandienos mūsų laimikis realizuotas visas, tai turime po keletą karšelių pagavę. Aišku, kaip visą laiką gal norėtųsi jų daugiau, bet nereikia pamiršti, kad yra ankstyvas pavasaris ir žuvis yra dar pakankamai vangi. Tai dėkoju bičiuliui savo klubiokui Povilui už kompaniją. Paleidžiam žuvytę ir aptarimą padarysim turbūt truputėlį vėliau. O čia minkštas dugnas. Naudojau iš pavadėlių, tai buvo Prestono pavadėliai Reflo, tai numeris buvo 12 su Prestono N30 modelio kabliais gaudžiu, 10 numerių kablių, tai realiai turėjau 3 kibimus gerus, tai realizavau žuvį, kaip sakoma, 100%, bet žuvis, kaip sakant, jinai buvo tokia labai nepastovi, norėjosi, kaip sakant, tai dziko, balto su raudonu, tai sliekų krūva, tai uodotruklė lervų. Paeinam, praleidžiam. Viską bandėm, viską darėm, bet ačiū Dievui nelikom su nuliu ir pagavom šiek tiek žuvies. Iš esmės tai naudojau irgi lygiai identiškai tą patį. Pavadėliai gal ten turbūt buvo 10 iš pat pradžių, bet po to pasikeičiau į 12 ir labai kažkokio didelio skirtumo nepajutau, gal tik tai vienintelis esminis reikalas, kad vis tiek turbūt didžioji dalis žuvies tai matilių, daugiau gal reagavo į matilių
į metilių su dziku, o kaip ir Povilas minėjo, žuvis nepastovi, tokia prašokanti, tai kad pasistatyti vienoje vietoje, gaudyti tą žuvį ten, karpant kažkokius gyvus ar kažką neįmanoma ir, bent mums nepavyko taip. Ne, visiškai nepavyko. Tai šiai kartui turbūt tiek. Džiaugiamės, kad stebite mus. Dar norėjau pakalbėti apie ateinantį žiobrių sezoną, kuris jau kaip ir po truputėlį įsivažiuoja. Mūsų parduotuvėje galite rasti tiek elektroninę, tiek fizinę naujus mūsų būtent rinkai, mūsų užsakymų pagamintus žiobrinius jaukus su kriliumi, tiek ir paprastesnė serija, tiek ir sportinė serija. Išbandyta, veikia ir rekomenduojam. Tai ačiū dar kartelį, kad žiūrite ir iki kito karto. Iki. Ja.